Sveiki visi. Šiandien noriu išspręsti vieną problemą. Štai čia yra žmogus, Taurimas, kuris atstovauja šeimos kredito uniją, yra vienas iš įkūrėjų. Ir vienas iš dažniausių klausimų šiandien yra: turiu netvarias pajamas, viršiju amžiaus ribą ir negaliu gauti paskolos, negaliu pasiskolinti pinigų. Tai ilgai kalbinėjau Taurimą, kad jisai vis dėlto biškelį papasakotų ir jeigu reiks konsultacijų, jau jūs aiškiai žinosit, ką daryti. Tai Taurimai, papasakok arba atsakyk į 3 klausimus. Jeigu turiu netvarias pajamas, ką daryti? Jeigu turiu turtą ir noriu Ispanijai, bet nelaukti, kol parduosiu. Ir jeigu viršijam amžių, ar tai irgi yra problema, o gal nėra problemos. Tai tiesiog įvesk mus ir duok atsakymą. Be abejo, tai visų pirma, natūralu, kad kadangi mes esam lygiai taip pat reguliuojami Centrinio banko kaip ir komerciniai bankai, esam kredito unija, bet pagal visus parametrus teikiam visas finansinės paslaugas, kurių kai kurie netgi komerciniai bankai neteikia. Tai de facto esame labai panašus organizmai kaip ir komerciniai bankai ir mums taipogi galioja be abejo ir tvaraus skolinimosi, atsakingo skolinimo kriterijai, kurių mes taipogi laikomės. Iš kitos pusės, kadangi esame lietuviško kapitalo finansinė įstaiga, tai mes šiek tiek turime privilegiją savarankiškai interpretuoti teisės aktus, be abejo atsakingai skolinti, bet mes turime šiek tiek daugiau individualaus požiūrio į klientą ir ne visą laiką tie kriterijai, kuriais vadovaujantis komerciniai bankai priima sprendimus, automatiškai mums jie yra taikomi, ypač tais atvejais, kuomet asmenys gauna, pavyzdžiui, pajamas ne eurais, pavyzdžiui, Šveicarijos frankais, Didžiosios Britanijos svarės sterlingais, kronom, Švedijos, Norvegijos ar Danijos ar kitom valiutom, tai mes šiuo atveju žiūrim visiškai kitaip ir daug lanksčiau vertinam, skirtingai nei galbūt tradiciniai tie vadinami komerciniai bankai. Lygiai tas pats ir dėl amžiaus, mes irgi žiūrim individualiai. Jeigu asmuo yra darbingas, gyvybingas, gauna pajamas, turi tam tikros užtikrinimo priemonės, mes automatiškai neatmetam tokio žmogaus, mes žiūrim individualiai, kur yra galimas rizikos suvaldymas ir įmanomas tas atsakingas skolinimas. Tai šitoje vietoje tikrai mums svarbiausias kriterijus yra būtent be abejo, kad atitikus tos reikalavimus, kurios taiko mūsų reguliatorius, mes žiūrime, kokį galima sprendimą pasiūlyti. O kadangi mes dabar kalbame šiandien apie tikrai aktualią temą, vis daugiau ir daugiau asmenų dėl susikloščiusios geopolitinės padėties, dėl tam tikrų neiškumų mūsų trumpuoju laikotarpiu, dėl ekonominės situacijos, šiokio tokio sąstingio nekilnojamo turto rinkui, mes žiūrime, kokios yra alternatyvos, visi mes taipogi reaguojame, kur yra paklausa ir be jokios abejonės, man taipogi neseniai grįžus aš galiu patvirtinti, nors ne kartą teko lankytis Ispanijoje, bet tikrai Ispanija ta šalis, kur tikrai labai vilioja nemažai klientų ir mes tokiu būdu mes irgi norime užtikrinti galimybę mūsų klientams įsigyti nekilnojamo turto Ispanijoje. Ir yra tokios galimybės, mes turime tokį produktą, dėl tam tikrų vidinių reguliavimo apribojimų mes negalime įsikeisti to turto patys tiesiogiai, bet turime sprendimų, kaip jau sakiau, žiūrime lankščiai, galime tam tikrus sprendimus pasiūlyti savo klientams, jeigu klientas turi kažkokį nusižiūrėjęs nekilnojamo turto objektą, turi pajamų, kurias mes galėtume įsivertinti, yra įmanomas pagrindimas, jog tos pajamos gali būti ir testinės, kitaip sakant, jos nėra pasibaigusios, ir yra logiškas kažkoks pasiūlymas, tai yra tas objektas gali generuoti konkrečias pajamas, yra likvidus, yra gerai vietai, čia jau be Kristijono pagalbos, manau, ne iš vietos, nes tikrai yra įdirbis ir dėl to mes su malonumu norime bendradarbiauti. Tai tikrai turime sprendimų, elementarus sprendimas, tai šiuo atveju, kadangi, aišku, yra daug tų įvairių pjūvių įmanomų bendradarbiavimo, bet dėl to kriterijaus, kadangi virš 15 000 eurų yra Lietuvos banko reikalavimas mums kaip finansinė įstaiga jau taikyti tam tikras finansinės šito finansinio užtikrinimo priemonės tam tikras, tai dėl to reikalingas tam tikras užstatas. Bet jeigu mes kalbam apie konkretų Ispanijoje objektą, tai yra galimybė
pateikti tą finansinę užtikrinimo priemonę turto Lietuvoje. Ir mes galime įsikeisti būtent turto Lietuvoje ir suteikti finansavimą būtent objektų įsigijimui konkrečiai norimoje lokacijoje. Antras scenarius, kuomet yra kažkoks jau galbūt kreditas paimtas Lietuvoje, yra didžioji dalis, tarkim, gražinta, mažesnė likusi, mes galime refinansuoti esamą įsipareigojimą pas kitą kreditorių ir galimas papildomas finansavimas būtent šito objektų įsigijimui. Vėlgi, kiekvienu atveju skirtingas yra tas etapas, skirtingos galimybės, nepaisant to, kad galbūt klientai gali krūtinę plėšytis ir sakyti, kad mes esam labai geri, pūkuoti ir labai tobuli, bet mes vėlgi turim savo priemonės pasitikrinti, kreditingumą, kitas rizikas, mes vis tiek turim vadovautis reikalavimus, kuriuos nustatęs yra mūsų reguliatorius, bet mes, kaip ir minėjau, mes neturim tokių atmetimų, kažkokių tai stigmų, kažkokių tai dirbtinių kriterijų, kuriais vadovautis mes automatiškai atmestum klientą, mes žiūrim individualiai ir taikome tam tikrą individualų požiūrį, be abejo vadovaujantis atsakingo skolinimo kriterijais, bet vėlgi žiūrim daug plačiau ir būtent dėl tos priežasties turime galimybę Lietuvos klientams, Vilniaus regiono klientams pasiūlyti galimybės būtent investuoti arba netgi panaudoti kaip antrą, trečią būsto galimybę Ispanijoje. Bet galima padėti ir lietuviams esantiems ne Lietuvoje, tarkim ir Didžioji Britanija, kurie gauna ten pajamas. Nes tokių užklausų irgi sulaukiu, tai šitas irgi bus išspręsta. Žinoma, mes turim sprendimų, kaip šitos dalykus, kaip sakyti, išspręsti. Be abejo, pagal Lietuvos kredito unijų įstatymą yra tam tikrai apribojimai, kurių beje daugelį pasaulio šalių nėra, kaip antai aptarnavimas būtent konkretaus regiono klientų. Bet be abejo yra vadovaujantis sveiko proto kriterijais, yra galimybės šitoje vietoje atitikti. Ir tos kriterijus būtent yra asmenims, kurie galbūt didžiąją dalį savo pajamų gauna ir kitur, ir nebūtinai Lietuvoje, ir net nebūtinai eurais. Be abejo, jeigu tai bus rubliai ar kažkokios tokios kitos valiutos, mes puikiai suprantam, kad būtų neįmanomas tas vertinimas būtent tokių pajamų, bet jeigu tai būtų ES, Europos ekonominės erdvės šalių valiutos, Jungtinės Amerikos valstijų dolerių, mes turim tokių atvejų, kuomet sėkmingai mes finansuojam būtent tokius klientus, kurie dirbo didžiąją dalį savo veiklos būtent, ar netgi visą praktiškai veiklą atliko ne Lietuvoje ir mes sėkmingai juos esam prafinansavę. Tai jeigu, netgi galima sakyti, netgi jeigu yra turtas, kuris yra labai likvidus Lietuvoje, tai netgi ir tos pajamos, jos gali būti minimalios, gali būti kažkokie dividendai ir tas turtas Lietuvoje bus netgi labiau svarbus, jeigu žmogus turės, tarkim, visą verslo planą, kuris ten nupirktas turtas Ispanijoje, jam atpirks ir tai bus papildomos pajamos, tai čia irgi galėtų būti toks kaip. Taip, jeigu mes, vėlgi, mes negalim pažadėti, žinot, kažkokių neįmanomų dalykų. Taip. Ir kaip pavyzdžiui 2008 metų, kai krizė prasidėjo, tai buvo paskolos bedarbiams net išdavinėjimus ir panašiai, mes be abejo apie tokius dalykus nekalbam. Vis tiek yra minimalūs kriterijai, kuriais vadovaujantis mes būtent ir veikiam ir būtų atsakingos skolinimosi kriterijai. Iš kitos pusės, ką tai reiškia, kad jeigu asmuo, tarkim, yra vedęs, jisai turi nepilnamečių išlaikytinių asmenų, tai be abejo yra reikalavimai, kuriuos mes privalėsim atsižvelgti, bet irgi tai mes kažkokių tai turim stigmų, neturim, kad jeigu asmuo ten tik tai dirba, tik tai su darbo santykiu susijusių veiklų gauna pajamas, mes tik tai tokie asmenį finansuojam. Ne, mes tokių išankstinio nuomonių neturim, mes žiūrim asmenis individualiai, žiūrim konkrečiai, kur tie pinigai bus panaudojami, kokios užtikrinimo priemonės ir mes priimame sprendimą. Mes tai darome kur kas lanksčiau nei dauguma mūsų konkurentų. Tai jeigu ir atlyginimai nėra dideli, bet, pavyzdžiui, išmokama dividendais kas metus, tai irgi yra viskas gerai. Tai yra svarstytina, be abejo, priklausomai kokiom proporcijom, vėlgi iš kokių šaltinių, iš kokiom aplinkybėm vadovaujantis, visa tai yra be abejo svarstytina ir tai bus atsižvelgiama. O koks laikotarpis galimas pasiskolinti, nes vis tiek dažnai visi klausia ir nori sužinoti, kokia ta bus mėnesinė įmoka. Tai ar čia bus kažkokie taikymo apribojimai laike, ar jeigu tas vyresnis amžius, ar koks yra beje amžius tas, kuris būtų tobulas? Na be abejo, vėlgi yra toks, žinot,
užburtas ratas. Iš esmės, jaunas žmogus yra idealiausias klientas, nes jis turi maksimaliai didžiausią galimybę, didžiausią terminą grąžinti tą skolą, bet iš kitos pusės jis neturi pakankamai pajamų įrodyti, kad jis yra įgalus tai padaryti. Bet tai mano atsakymas būtų toks, kad maksimali termino trukmė galėtų būti iki 30 metų, bet tai nereiškia, kad jeigu asmuo, tarkim, yra 50, artėja link 60 ar netgi 60 metų, kad automatiškai jam duris užkertamos. Ne, mes žiūrim individualiai, pasižiūrim, įsivertinam žmogaus visą mokėjimo istoriją, įsiskolinimus, esamus įsipareigojimus, pajamų kilmę ir mes vėlgi individualiai priimam sprendimą. Tai tikrai nėra kažkokių tai pas mus tabų, užsiblokavimų. Be abejo, jeigu asmuo yra tenai patologinis pradelsėjas įsipareigojimų mokėjimo arba tarkim, ten turi kažkokių baudžiamų bylų susijusių ten su finansiniais įsipareigojimais, tai natūralu, kad tai jau nepapuola tą mūsų, vadinkim, galimybių spektrą, bet jeigu mes neturim kažkokių dirbtinai nusistatymų, dėl kurių mes iš karto atmestumėm asmenį. Mes žiūrim daliai, pasižiūrim ir jeigu tai atitinka mūsų tvaraus skolinimo kriterijų vertinimą, tai tikrai mes svarstame tokį galimybę ir išduodam kreditą. Ar dar yra kas, ko aš nepaklausiu ir kažkoks tai tau pavyzdys šmiruoja, taip sakant, dabar galvoje, kas dar būna, kokie klientai kreipiasi ir kodėl galėtų būti tas įsipareigojimas netoks baisus, kad įsigyti tą turtą Ispanijoje, apie kurį taip žmonės svajoja. Apart mūsų minėto ir aptartųjų aspektų, aš dar galėčiau priminti, kad mes dirbame ne tik tai su fiziniais asmenim, bet ir su juridiniais asmenim. Taipogi mes turime galimybę suteikti investicinės paskolas. Jeigu tai atitinka kažkaip tai tos įmonės veiklos specifiką, tai gali būti numatytos veiklos, tarkim, iš papildomų kažkokių tai sričių, kurios nereikalauja kažkokių licenzijų ir panašių dalykų, tai be abejo mes suteikėme paskolas ir juridiniam asmenim. Vėlgi reikalautumėm tam tikrų užtikrimo priemonių, apie kurias jau kalbėjom, tam tikro verslo plano, be abejo atsižvelgtumėm į likvidumo turto, į perspektyvą, kur čia jau paties jau didelis įdirbis ir mes tuo tikrai pasitikime ir tai vertiname ir svarstytumėm ir juridinių asmenų finansavimą. Tai tam tikrais atvejais netgi labiau svarstytina kai kuriems asmenim, nes tada atkrenta galbūt kažkokių pajamų klausimai, nes mes žiūrim tiesiog kokios užtikrinimo priemonės, kaip galima būtų vėliau tikėtis grąžinimo. Tai tiek. Tai ką, jeigu šitas video užkabino, kyla klausimų, jos rašykit man ir jeigu matysim, kad reikia padaryti kad ir zoominį webinarą, kokio, nežinau, pusvalandžio ar valandos, kur jau galės žmonės gyvai klausti ir mes tada tokį dar asmeniškesnį padarytumėm atsakymų sesiją, tai rašykit, aš viską suorganizuosiu ir jeigu taip pat įdomu, ką sakė Taurimas, tai galite ir palikti informaciją apie save užklausos formoje, galite tiesiog man tiesiogiai parašyti savo situaciją ir aš perkelsiu tą informaciją irgi Taurimui. Žodžiu, kaip jums patogu, taip registruokitės ir esmė dabar, kad tą klausimą išspręstume ir jeigu šitas video įdomus ne tik jums, bet ir jūsų draugam ar, kaip sakant, juridiniam ar fiziniam asmenim, tai apsvarstykit viską ir dalinkitės, reiks, dar padarysim. Žodžiu, ačiū, kad žiūrit ir ką, pasimatysim Ispanijoje.